Sveiki, mielieji. Tiksliau, turbūt dabar bus mielosios, nes ši tema labai jautri tema, gavau užklausą papasakoti irgi iš hierarchinės pusės arba kažkaip vaizdžiai su figūrėlėm, nes, kaip supratau, labai patiko ir tiko labai daugumai, nes mes informaciją žinot, kad priemam vizualiai, tai yra akimis, yra audialai, kurie ausimis priema, taip, yra kinestetikai, kurie judesių ir panašiai. Tai va, tai matyti vizualų tarp mano sekėjų daug. Tai va, jeigu tada trumpai, dėl ko iš psichosomatikos pusės gali moteris blokuoti nevaisingumą. Paprastai tai būna 3 priežastis, už kurių slypi tiesiog kiekvienos moters asmeninė istorija. Tai yra, aš kaip moteris, aš kaip mama, mano mamos istorijos, programos, kažkoks negatyvas, kaip turėjau vieną klientę, kur buvo viskas labai paprasta. Tiesiog, kai prasidėjo mergaitė menstruacijos pirmosios, mama pasisutino, pasakė, kad nušiau tu gali pastoti ir panašiai, ir galbūt labai norėjo pasidalinti savo patirtimą ir pasakė, kad tiesiog papasakojo, o mergaitė buvo nepasiruošus, papasakojo apie gimdymą, kaip jie vyko, o pas pačią vyko gimdymas pakankamai sudėtingai. Buvo daug nesklandumų, be galo skausmingas procesas buvo, ir elementariai išgąsdino taip mergaitę, kad mergaitė, kuriai buvo tada, dar nebuvo 12 metų, jinai pasąmoniai priėmė tokią programą, kad gimdymas yra baisu, taip vaikai yra faina, bet gimdyti, patirti tą visą procesą baisu, ir pasąmoniai užgimė tą programą, kad kūnas savo lygom, pasak konkrečiai, buvo labai didžiulis hormonų disbalansas, ten, ta prasme, ir tiesiog trukdė vaisingumui. Ir buvo ir gydymas, ir visa kita, bet ta programa veikia ir kažkiek pagerėdavo, ir vėl tas pats būdavo, tai va. Tai tiesiog nusėdo tokia programa. Tai tos, kurios turite problemų su vaisingumu, be abejonės pas specialistus reikia nueiti išsitirti, be abejonės reikia ir jums, ir ypatingai jūsų vyriškių, nes ne visada moteris būna šioje vietoje turinti kažkokių tai dalykų, kurios reikia spręsti. Taip, tai yra bendras rezultatas ir vaisius. Taip. Tai va, tai labai dažnai tai būna aš kaip moteris, aš kaip mama būsima. Tai yra mintis apie tai, kad kokia aš mama būsiu, galbūt aš būsiu netinkama. Kitas momentas, kuris trukdo pastoti, tai yra arba yra nesaugu tapti mama, man netinka partneris, su kuriuo aš esu, dėl to man, ta prasme, man nesaugu tapti mama ir už to slypi labai daug momentų, kuriuos irgi galima toliau nagrinėti. Tai yra taip, viskas, kas su mano moteriškumu, gimdymų, pastojimų, tos visos baimės, nerimai, mamos programos panašiai. Ir viskas, kas susijęs su nesaugumu vaikui ateiti. Galbūt ne tas partneris, galbūt finansinės problemos, galbūt kažkokie kiti dalykai, kurie moteriai labai stipriai sėdi pasąmonėje, kad aš dabar negaliu tapti mama. O kūnas, pasikartosiu, kūnas yra labai protingas ir jisai visada yra mūsų pusėj ir visada gins nuo to, kas mus gąsdina, kas mums nepatinka, kas mums blogai. Tik tiek, kad jeigu taip labai globaliai ir plačiai kalbant, vaikai iš vis yra tokia tema, kad vaikai tai yra labai sakralu ir be abejonės jie ateina labai dažnai su aukščiausiojo kūrėjo Dievo, kaip jūs ten bepavadinsi, taip, leidimu, palaiminimu ir panašiai. Tai va, tai vaiko gimimas iš ties turi ir tokių ir fizinių momentų, ir psichologinių momentų, bet be abejonės tai yra stebuklas vienareikšmiškai ir to atmesti negalim. Taip, tai pastojimas, viskas, kas moteriškumas, nesaugu būti moterim, nesaugu gimdyti, nesaugu, sakykime, gyventi su partneriu, kad gimtų vaikas, ir baimės dėl vaiko.
kad vaikas galbūt gims, sakykime, turintis kažkokių problemų, kad vaikas, kai ateis, nebus finansų ko išmaitinti, kad kai vaikas ateis, mama bus nepasiruošus, kad vaikas trukdys, kad vaikas sustabdys jos realizaciją ir panašiai. Tai va šitie momentai irgi reikia juos atkreipdėmėsi. Kitas momentas, jūs turbūt, kas mane seka, tikrai žinot, kad pas mus yra 50% moteriškos energijos, 50% vyriškos energijos. Taip? Ir tada, kada moteris perina labai stipriai į vyriškąją pusę, va tada dažniausiai tie hormonai sutrinka. Taip? Kai moteris atlieka vyro vaidmenį, jinai kaip ir tam energetiniam lygmenį, jinai yra tarsi vyriškis. Taip? Ir kaip vyras gali gimdyti vaikus. Taip? Tai vat šitas momentas. Arba kai moteris labai, iš principo, kaip bežiūrėsi, bet moteris perina į vyrišką pusę, pradeda elgtis kaip vyras, pradeda namuose kovoti su savo vyru, pradeda, sakykime, dirbti kaip vyras. Ta prasme, labai to vyriškumo, bet tai jau turėtų būti kardinaliai. Atsiprašau už pravažiuojančius garsus, nes atostogas yra atostogas. Ir nuspėti, darant įrašus, kas važiuos, pajudės, traktoriukai irgi ne visada nuspėsi. Tai štai. Tai yra 3 pagrindinės priežastys, jeigu taip trumpai, iš psichosomatikos pusės, iš pasąmonės pusės, kodėl moteris yra per atstumą nuo jai atrodo norimo nėštumo, bet pasąmoniai čia sėdi programos blokai, kurios saugo nuo vaikelio atėjimo. Tai pasikartosiu, yra 3 momentai. Aš kaip moteris, moterystė, mamystė. Čia problemos. Aš vyro vaidmenį, mano santykiai su partneriu, mano saugumas gyvenant su partneriu, ar aš iš vis turiu partnerį, ta prasme vaiko tėvą, kuris pasirūpins ir panašiai. Ir viskas, kas susijęs su vaiku, su baimėmis, galbūt pagimdyti nesveiką vaikelį, kad su juo bus kažkas ne taip, vėlgi, kad neturėsit už ką pamaitinti. Ir panašiai. Tai su viskuo galime dirbti, be abejonės. Pasikartosiu, kad kai yra nevaisingumo tema, labai sveika ir pageidautina nueiti pas specialistus, išsitirti jums ir jūsų partneriui, pasižiūrėti iš fizinės pusės, ką galima padaryti. Ir jeigu matote, kad jūs viską darote, bet kažkaip tai tas stebuklas, pasikartosiu, vaikai ateina pagal tam tikrą užmanymą visada. Ir jeigu tas stebuklas kažkiek vėluoja, tada galima judinti ir psichosomatinės visas tas programas, blokus, vidinius konfliktus, kas tenai trukdo. Ir tada visame tame gražiame komplekse gali nutikti labai, labai gražių norimų stebuklų. Tai palinkėsiu visiems mums labai gerai suprasti, ko mes norime, kodėl mes norime ir kas mums iš tikrųjų trukdo. Netrukdo, bet parodo, kodėl mes negalime pasiekti vieno ar kito dalyko.